40 metai, birželio 15. Pirmiausia vyksta, kad visus Lietuvos karo aviacijos aerodromus užgriūna sovietinės aviacijos daliniai ir tuose aerodromuose kūrėsi sovietinė aviacija. Pagrindiniai aerodromai tai yra Kauno aerodromas, Šiaulių Zoknių aerodromas, Panevėžio Pajuosčio aerodromas ir žinoma naikintuvų eskadrilė Dievuitinai buvo tuo metu dislokuoti šaudymo manevram Palangos aerodrome, jie liko Palangos aerodrome, sovietai neleido perskristi į Kauną į nuolatinę dislokaciją ir jie liko iki vokiečių okupacijos metų ir niekur sovietai jų nepanaudojo, taip ir liko jie Palangoje ir tapo trofėjus užėmus vokiečių kariuomenę 41 metais. Kas buvo Kaune, Šiauliuose, Panevėžy, tai buvo Lietuvos karo aviacija likviduojama. Ką reiškia likvidacija? Tai likvidacija buvo sudaryta komisija. Likvidacinės komisijos pirmininku buvo paskirtas kaip pasityčiojimai, tai yra Lietuvos karo aviacijos viršininkas brigados generolas Gustaitis. Ir jisai, kaip sakyt, labai tvarkingai, kaip ir visur, daugelis Lietuvos karininkų labai tvarkingai nusprendė, taip įsivaizdavo, kad taip turi būti turtas perduodamas tvarkingai, pagal sąrašus, bet kaip pasirodo, kaip perduodant, kai atneši tenai 500 lapų žemėlapio, tai tas Raudonosios armijos karininkas priimantis, sakė, gerai, meskit, sakė, ten į krūvą, tai aš pasirašysiu, kai jūs pridavėt. Atleidžiami nepageidautini karininkai, puskarininkiai, atleidžiami į atsargą, baigusieji karo aviacijos lakūnų puskarininkių laidą, taip pat išleidžiami į atsargą iš karto be jokio panaudojimo. Formuojama dar Raudonosios armijos 29 teritorinio Šaulių korpuso teritorinė eskadrilė buvo atrinkta, pasiūlyta 53, man rodos, karininkai, kurie galėjo būti panaudojami toje atskiroje tautinėje eskadrilėje. Tas visas likvidavimo procesas Lietuvos karo aviacijos vyko iki 40 metų gruodžio 31 dienos. Ir gruodžio 31 dieną jau pabaigta ir 41 metais sausio 1 dieną brigados generolas Gustaitis išleistas iš kariuomenės, taip kaip nerandantis panaudojimo Raudonosios armijos daliniuose. Formuojant tautinę eskadrilę panaudota dalis Antano Gustaičio konstrukcijos lėktuvo Ambo, tai Ambo 41, tai buvo suformuota 9 lėktuvų grupė. Labai skirtingai, duomenys nėra tikslus, pagal atsiminimus tik tai teigiama, kad 9 Ambo 41 buvo panaudoti, patys naujausi lėktuvai tautiniai eskadriliai, 3 Ambo 51 kaip mokomieji lėktuvai ir kažkodėl tai panaudotas vienas naikintuvas Gloster Gladiator, panaudotas tautinė eskadrilė buvo formuojami lėktuvai, formuojami Šiauliuose, iš Šiaulių jie visą eskadrilę perskrido į Kauną. Nežinau, ar Kaune, ar kitur buvo perdažytos raudonos žvaigždės, ir tada atskrido į Ukmergę. Žiemos metu vyko skraidymai, vyko treniruočio skraidymai, dalis įgulų buvo lietuviai maišyti su rusais, techninis aptarnavimo personalas daugiausiai rusakalbiai, Raudonosios armijos inžinieriai ir technikai. Aš manau, kad tie 53 lakūnai, aviacinis personalas, tai buvo noras skraidyti ir tikėjusi, kad tai nebuvo tokio dar nepasitikėjimo, kas bus. Atrodė, kad bus reikalingi, jie vykdė skridimus, vykdė savo mėgstamą užsiėmimą, mėgstamą darbą. Ir taip, tuo labiau ir pragyvenimas tai yra atitinkamai. Bet 41 metais prasidėjo ir tautinė eskadrilė, birželio 14 suėmimai.
Labai neaiškus siekimas tarpusavio, ką kalba, kiek lojalus tarybų valdžiai, kokie pasisakymai yra dėl tarybų valdžios. Ir tie, sakykime, tie suėmimai, ypatingai birželio 14 dieną, tai buvo jau pat, sakykime, prieš pat karo pradžią. Tai buvo apogėjus, toksai, sakykime, didžiulis nepasitikėjimas jau esama Raudonosios armijos vadovybė. Kadangi pati draugiškiausia valstybė pasaulyje, tai žinoma, užėmusi Lietuvą, tai Lietuvos aeroklubas yra jaunimo organizacija, jame gali skraidyti darbininkai, komjaunuoliai. Tai tam buvo įkurtas sausio veikimo klubas, bet kur jisai? Kauno aerodromas užimtas karinės aviacijos, Kirtimo aerodromas Vilniaus oro uostas taip pat užimtas karinės aviacijos, tai buvo Lenkų laikais Aukštagirio skraidymo mokykla. Ten buvo skraidymo mokykla sklandytojų Lenkų organizuota, tai nuspręsta, kad perkelti visą Lietuvos aeroklubo skraidymo bazę į Aukštagirį. Taip, tie lėktuvai, kurie galėjo skristi, jie buvo perskridimo, bet buvo lydėjų Raudonosios armijos naikintuvai lydėjo, kad jie nepabėgtų niekur kitur. Ir taip tenai buvo bandyta organizuoti, 40-41 metais jau su atitinkamom biografijom darbininkų aviacijos skraidymo mokykla. Skraidymo mokykla, sklandymo mokykla, tik tai sklandymas vyko, lėktuvai buvo pervaryti, su lėktuvais jokio mokymo aš kol kas nesu suradęs, kad būtų vykę mokomieji skraidymai. Bazėje buvę sklandytuvai, paskui vokiečių okupacijos metais buvo panaudoti kaip skraidymams Virbaliūnuose, skraidymuose Kulautuvai. Tai buvo naudota, nors labai sunkiom sąlygom, neturint kūro, neturint galimybę nuvažiuoti, pavyzdžiui, iki Kulautuvos, tai kaip nuvažiuoti, sakykime, šiais laikais, tai gal nėra sudėtinga, o tuo laiku buvo benzino okupacinė vokiečių valdžia labai ribojo, bet visais okupacijos metais vokiečių, tais sklandytuvais, kurie buvo dalinai paimti kaip karinės trofėjus vokiečių trofėjų daliniuose, tai sumaniems sklandytojams pavyko už lašinius ar už kitą valiutą įsipirkti tuos sklandytuvus ir tuos sklandytuvus panaudoti, nes jie buvo sumesti kaip karo trofėjus, stovėjo lauke ir vokiečių labai nedomino. Vokiečius domino tik tai tie lėktuvai, kurie buvo vokiški, tai buvo Bükerio Jungmeister ir Bükerio Jungmen. Tai tie buvo panaudoti išvežti į Vokietiją iš Aukštagirio mokyklos. Malūnsparnis Serva C-30 bandė vokiečiai skraidyti, bet palaužė tą lėktuvą. Tai vėl tai buvo jau Lietuvos aeroklubo skraidimo aparatas sugadintas. O tie naudoti įvairūs lenkiški ir lietuviški sklandytuvai buvo pavykę įsipirkti ir skraidyti vokiečių okupacijos metais iki 44 metų birželio mėnesio. Nes vokiečių okupacijos metais, kas skraidė lietuviai ar lietuviškos kilmės, tai nebuvo minima, galbūt tik tai užsimenama tarpusavio pokalbiuose. O turbūt, ką galima sakyti, kad tai antihitlerinės koalicijos sudėtyje lietuvis Romualdas Marcinkus skraidė Didžiosios Britanijos karinėse oro pajėgose. Skraidė su naikintuvu, Hawker Hurricane, dalyvavo naktiniuose budėjimuose prieš vokiečių bombonešius. Teigiama, kad yra lygtai numušęs keletą vokiečių lėktuvų. Pats buvo pamuštas keletą kartų, 2 kartus sėkmingai išgriebtas iš Lamanšo ir išgelbėtas, 3 kartą išgriebė vokiečiai, paėmė nelaisvę. Paskui turbūt galbūt girdėjo, kad tai buvo tenai sąjungininkų karo belaisvių stovykla. Iš ten buvo jis buvo iš organizatorių pabėgimo ir kadangi jie pabėgo sėkmingai, apie 93, man rodos, karo belaisviai pabėgo,
Marcinkus planavo, kad grįžti į Lietuvą. Rytprūsiuose buvo sulaikytas ir ten su kitais ir teigiama, kad asmeniniu Hitlerio įsakymu tuos nedrausmingus belaisvius, kurie nesilaiko belaisvių tvarkos, buvo sušaudyti ir yra palaidotas netoli Gdansko karo belaisvių kapinėse. Kadangi paminėjau apie Antrą pasaulinį karą, dar kur panaudoti kai kurie lėktuvai Ambo 41. Dalis lėktuvų, turbūt tie, kurie buvo tautiniai eskadriliai, vokiečių karo trofėjai, buvo panaudoti Latvijos naktinių lėktuvų eskadriliai. Tai ten buvo panaudotas ir lėktuvas Ambo 41, matosi fotografijose, numeris, man rodos, 891. Ir liktai minimas, kad ten vienas iš lietuvių lakūnų, puskarininkės tenai irgi dalyvavo skraidymuose. Vokiečių karo aviacijoje dalyvavo tokie lakūnai, kurie buvo kilę iš Šilutės krašto, iš Rytprūsių krašto. Tai teigiama, liktai jie skraidė Luftwaffės kariniuose daliniuose. Kai kurie lietuvių lakūnai dalyvavo kaip vertėjai ne aviaciniuose daliniuose. Dar 1944 metais buvo planuota suformuoti vieną iš eskadrilių iš lietuvių karo lakūnų, jau traukiantis vokiečiams. Ten buvo tokia, eskadrilės vadu buvo paskirtas pulkininkas Liorentas, jisai tik tai jo pavardė liktai buvo pakeista, liktai buvo Giedraitis ar kažkokia kitokia, dabar nepamenu. Bet ta eskadrilės frontas taip greitai ėjo į vakarus, taip kad ta eskadrilė buvo numatyta ir gauti lėktuvus, bet jinai nebuvo pilnai suformuota ir nebuvo panaudota. 1944 metais ateina Raudonoji armija, skraidymai baigėsi. Bet pokario metais, 1947 metais, kaip ir 1940 metais, organizuojamas Lietuvoje Vilniaus aeroklubas. Vilniaus aeroklubas tai yra, kuris moko lėktuvais po 2 skraidyti, surenkamos lakūnų grupės. Tarp vyrukų yra ir, minėjote, ir mergina, yra Eglė Kupstaitė, minima yra, bet 47-ais ten pirmoji laida įvyksta apmokoma, 48-ais antroji laida ruošiama. 48 metais įvyksta ten keletas pabėgimo iš Tarybų Sąjungos per sieną su lėktuvais ir grėsmingas įsakymas 300 km ruože nuo pasienio, negali būti jokių skraidimo mokyklų, jokių skraidimų. Tai Vilniaus aeroklubas organizuojamas į aviacijos technikų mokyklą. Bet tuo pačiu metu tie sklandytojai, kurie turėjo sklandytuvus karo metais, kurie skraidė, jie paliko tos sklandytuvus ten atitinkamai pas pažįstamus daržiniai ir pokario metais vėl pradėjo skraidyti be jokio sovietinio leidimo, tenai patys nušlaito skraidymas. Skraidymai trunka labai trumpą laiką, jie tenai tik tai iki minutės laiko, jeigu tenai yra skridimas nuo šlaito, daugiau tenai darbas, kad užsitemti sklandytuvą ant šlaito, nuo šlaito vėl skristi, ir ten grupelė skraido. Tai Vilniui atsiranda organizacija vadinama OSOAVIAKIM arba DOSAF organizacija, ir kurie turėtų prižiūrėti įvairias tenai karinės techninės sporto šakas, ir čia sužino, kad čia skraido, Kaune kažkas tai skraido. Tai žinoma, atitinkamos komisijos, apribojimai, draudimai ir taip toliau, kad čia atseit dėl skraidimo saugumo, kad jūsų kvalifikacija silpna ir taip toliau. Tai tęsiasi tokios ir savo konstrukcija, ir skraidymai iki 1955 metų. Tai jau po Stalino mirties, tai tada pavyko, kad Kaune įsteigta Kauno sklandymo stotis. Vadu viršininku įkalbinamas, kad būtų žinomas konstruktorius Bronius Oškinis. Ir Bronius Oškinis kuria ir savo konstrukcijos sklandytuvus ir skraidoma yra su sovietinės konstrukcijos sklandytuvais. Mūsų šalies padangės raižo serijinės gamybos sklandytuvai Bro 9.
juos įsigyja vis daugiau aeroklubų. Šio tipo sklandytuvą sukonstravo drąsiųjų sporto veteranas, kaunietis inžinierius Bronius Auškinis. Broniaus Auškinis era buvo tol, kol buvo gaminami sklandytuvai, buvo, kaip sakyti, viskas pakelėjimas, kadangi atsiradus apie 60 metus serijiniam čekiškiam sklandytuvam L13 Blanek, nuėjo jau į antrą etapą. Visi jaunimas nebenori daugiau dirbti prie sklandytuvo statybos, nori skraidyti termikuose, skristi tolimesnius atstumus. Tai visas tas suklestėjimas, sakykime, ir atšilimas nuo 1958 metų. Ir tada jau Lietuvos sklandytojai jau sublizga po 60 metais pirmuosiuose Sovietų Sąjungos čempionatuose. Daug mokinių turi įžymusis konstruktorius ir sklandytojas. Savo 25 metų patyrimą jis perteikė jaunimui. Kino mechanikas Jonas Ragauskas, nors ir pirmą kartą sklandytuve, bet kaip matote, jaučiasi drąsiai. Na, bet žemėje ir nereikalinga ypatinga narsa. Regina Garmutė labiau įgudusi. Starte Aleksas Japartas, veterinarijos akademijos aspirantas. Amortizatorius išvilka sklandytuvą į erdves. Prityręs sklandytojas, pagavęs kylančią oro srovę, ilgai nardys po kamuolinius debesis virš Nemuno šlaitų. Šiais metais Broniaus Auškinio vadovaujama Kauno sklandymo stotis paruoš 40 naujų sklandytojų. Tampa prizininkais, tampa čempionais, kviečiami į Sovietų Sąjungos rinktinę. Ir turbūt nuo 60 metų iki 90 metų tai buvo, sakykime, Lietuvos sklandytojų patys turbūt geriausi metai. Tai buvo tobulėjimas, tai buvo atsirado ir nauji sklandytuvai. Jeigu sklandytuvai L13 Blanek iki 1976 metų, Lietuvai sukurtas ir rekordinis treniruočių sklandytuvas LAK BK7 Lietuva, tai buvo didžiulis pasiekimas Balio Karvelio, vienintelis Tarybos Sąjungoje plastikinis sklandytuvas. Tai Tarybos Sąjungoje niekas negamino, tai gamino tik tai Vokietija, Lenkija tokius gamino. O čia pradėta gaminti serijinė gamyba, kuri įsivystė LAK 12 pagaminta 235 sklandytuvai. Šiuolaikiniai sklandytuvai įsivystė būtent iš to sklandymo eros nuo 55 metų. Lietuvos karo aviacija vadinosi Lietuva iki 40 metų, kad buvo tik tai lėktuvai. Dabar, jau atgavus nepriklausomybę, taip pat kuriama karo aviacija. Daugiau kilo ta idėja iš apačios. Tai buvo politinių kalinių ir tremtinių sąjunga pasiūlė tremtinių sūnų Zenoną Vigelevičių, kad mes turim kandidatą. Ir tas kandidatas tikrai turintis didžiulę kvalifikaciją, turintis lakūnų bandytojų kvalifikaciją, turintis energingą užsidegimą, jisai pradėjo įrodinėti taip, kaip reikia kurti Lietuvos karo aviaciją. Tai įrodinėjo krašto apsaugos ministrui Butkevičius tam pritarė. Ir taip, sakykime, įkurta karo aviacijos tarnyba. Tam kūrimai reikalingi lėktuvai, reikalingi lokatoriai, reikalingos radiolokacinės pozicijos, reikalingi aerodromai. Tuo metu dar tebėra Lietuvoje okupacinė kariuomenė. Bet tą reikia kurti. Vienintelis dalykas, kas, sakykime, nebereikalingas, yra toksai Lietuvos panaudojimai, tai yra buvęs Šiaulių oro uostas, Šiaulių atskiroji aviacijos eskadrilė, agrochemijos eskadrilė, turinti lėktuvus An-2. Ir ten toksai sutapimas yra, kad toje eskadrilėje dirbo lakūnas Petras Vasiliūnas. Petras Vasiliūnas
per visų tų, sakykime, keitimosi laikotarpių tapo kaip tos eskadrilės vadu. Ir tuo metu dar eina visas teikimas sovietinis. Užsakytas sovietinis teikimas ir sovietinis teikimas ateina reikalingas aviacinis benzinas. Aviacinis benzinas B91, kurį reikia pirkti, o čia ateina jisai pagal nustatytus limitus tai, kad ateina. Nu, tai jisai pasisiūlo tenai, kad tarnauti tai, nu ir ką, ir priima jis atitinkamą didžiulį kiekį benzino. Taip, kad Lietuvai labai reikalingi lėktuvai, atsiranda atitinkamas benzino kiekis, kuris reikalingas. Nu ir perduodami pirmieji lėktuvai, perduodama visą tą eskadrilę, lėktuvai An-2 perduodami kariniam oro pajėgom, tai buvo pirmieji lėktuvai. Nu ir 1991 m. ministrų pirmininko Vagnoriaus kreipimasis į lietuvius tarnaujančius tuomet Rusijos federacijos kariuomeniai, kad grįžkite į Lietuvą, jūs esate reikalingi. Tai va tas šūkis, kvietimas, Zenono Vigelevičiaus susispyrimas ir tai tokia prasidėjo pradžia. Žinoma, grįžę lakūnai, kurie skraidė naikintuvais MiG-23, o čia tik tai yra lėktuvai An-2, kažkoks tai nusivylimas buvo, bet visi susikaupę, sakė, turim pakentėti, turi įsispręsti tie reikalai ir bandysim įspręsti. Nu ir dar, sakykime, 93 metais įsigyti yra pirmieji sraigtasparniai įsigyti. Tai irgi įvairių, tai yra sugebėjimai, tai yra tarpusavio, tai nėra kažkoks vyriausybės sprendimas priimti, įsigyti. Tai buvo daugiau iš Zenono Vigelevičiaus ieškojimas kelių, kaip įsigyti, kaip nusipirkti. Ir Baltijos šalyse buvo žiūrima, lietuviai turi L-39, lietuviai turi naikintuvus. Jie vykdė oro policijos funkcijas iki 2004 metų. Tai buvo perėmimas pažeidėjo, tai yra ypatingai dažniausiai Rusijos federacijos lėktuvai skrendantis į Kaliningrado sritį, kurie pažeidimus padarydavo. Tai jeigu pakeliama mūsų budinti grandis tai 2 lėktuvai arba 1 lėktuvas, kurie gali pasiekti tokį, sakykime, skrendantį An-26 lėktuvą, priskristi prie jo, nufotografuoti ir tai tada tai yra įvertinama jau objektyvi informacija, koks lėktuvas pažeidė ir kad jis yra užfiksuotas. Po 2004 metų priimtas sprendimas, kad oro policijos funkcijas vykdys iš NATO pajėgų besikeičiantis kontingentas, to atsisakyta, taip kad ir šiuo metu nebėra poreikio ruošti naikintuvų pilotus. Šiuo metu yra Lietuvoje naudojami tik tai sraigtasparnių pilotai ir oro transporto pilotai. Nebenaudojami An-26, naudojami labdariniai L-410 ir nupirkti itališki C-27 Spartanai. Taip kad Spartanai dar keletą metų tikrai bus eksploatuojami, o ką toliau, ką įsigysim, bus matyti.